perdaus mikrofoną Tomašau, katras yra Lenkijos rytų studijų instituto Lietuvos grupės vadovas Tomaš Bobusė. Ir mums pristatys trumpą tom forumą. Tai bus ir kveitams jums, savivaldybėm, verslo bendradarbiauti su nas. Nes mes galim būti kveitami kaip prelegentą ten, bet lygiai taip pat mes galim galvoti apie bendrus renginius, mes galim galvoti apie tom, kad Lenkijos ekspertus galim atsivežti čia į Žemaitiją ar į Lietuvą. Tai Tomaš, the floor is yours, the microphone is also yours. All right. Hello, everyone. My name is Tomasz. I'm the representative of the Foundation Institute for Eastern Studies. We are based in Warsaw, Poland, and we are the organizers of plenty of different events, although I would like to speak today about two of them. That is the Economic Forum and also the European Congress of the Local Governments. Jo, tai sveiki. Prisistatė žmogus, kad yra organizatorius įvairiausių konferencijų ir renginių, jau užsiema aukšto lygio renginių įsikūrė Varšuvai ir atstovauja Lenkijos rytų tyrimų centrui. I was told not to brag in my primary school. However, right now, unfortunately, I have to brag a bit because the Economic Forum is the biggest conference in the Central European region. The biggest. What does it really mean? Jo, tai vienas iš tokių stambių renginių, kurį jie organizavo, tai yra pats didžiausias renginys Centrinėje Europoje, ekonominis forumas. Ir kas tai yra, truputį papasakosiu. Well, let's start with the numbers. This year, in this year's edition, which was held at the start of September, we had more than 6,200 guests. This is quite a lot, and you have to also add to the fact that around 1,000 of them were the members and the representatives of the local government. They are included in the section politics. Ja, tai truputį skaičių dabar apie tą forumą. Tai, kaip matote, buvo apie 6,200 dalyvių ir apie 1,000 iš jų buvo atstovai savivaldybės institucijų. By the way, the conference is held in the town of Karpacz, which has about 4,000 residents and is substantially smaller than Plunga. Karpacz. Iš tikrųjų įdomi detalė, kad buvo tikrai mažyčia miestelėje, kuris gal net mažesnis už Plungę, Karpacz miestelėje, kuris turi gal tik 4,000 gyventojų. Taip, kad čia jums taip pat šiek tiek ambicijų, nelaikykit savęs mažais. Regarding the keynote speakers, basically most of the Polish government is usually present on the conference. We had 2 deputy prime ministers this year, but also, and it's pretty interesting, we had more than 400 foreign guests, including 21 Lithuanians, and these are people from all around the world, including Japan, Korea, the United States, Canada, most of the Europe, and so on and so forth. Ir be abejo buvo, aišku, atstovų nemažai iš valdžios organų, taip pat buvo iš įvairių pasaulio šalių, taip pat, aišku, ir iš Lietuvos, bet ir iš tolimesnių šalių, kaip Japonija ir kitos šalis. We had also more than 600 events prepared during the forum. Most of them, as you can probably see, are the debates, which are held with 3 or 4 speakers and the moderator. But also there were some different types of events, and all of these events had basically all of the possible topics covered regarding the local governments, the central governments, economics, and so on and so forth. Tai iš viso buvo suplanuota ir numatyta virš 600 renginių įvairiausių, kurie diskutavo ir apėmė labai platų spektrą temų, nuo savivaldos reikalų, taip pat centrinės valdžios klausimų. Ir kaip matot, buvo virš 400 debatų, kur dažniausiai dalyvaudavo vienas moderatorius ir keli diskutuotojai. Vėlgi temos labai įvairios, nuo ekonomikos ir panašiai. And what's pretty interesting is that the forum is so big that it had to be divided onto some separate sub-forums, so to call them. So you can see some of them. For example, there's the Regions Forum, and it only covers the topics regarded to the local government and regional problems. Jo, tai kadangi buvo toks jau gana didžiulis renginys ir forumas, tai jie buvo priversti šiek tiek padalinti į subforumus, į subgrupės tokias mažesnės pagal tematikas. Tai kaip matote, va čia įvairiausių tematikų buvo kaip ir sveikatos priežiūra, dirbtinis intelektas, vėlgi klausimai apie savivaldybių reikalus, apie centrinę valdžią ir panašiai.
And I think that this is very important for everyone, especially for the participants and the speakers, because if we take, for example, the Lower Silesia Forum, the Lower Silesia is the region in Poland in which the forum takes place, right? And this particular forum was focused only on the problems of the Lower Silesia region. Jo, tai kaip mato, tikrai buvo išskirtos specifinės tematikos ir klausimai, kaip čia galite matyti, pavyzdžiui, buvo gan aktualios temos konkrečiai Žemutiniai Silezijai, tai atskiras toks subforumas, kuris nagrinėjo ir diskutavo apie to regiono problemas. We work closely with the people from the town of Karpacz, as well as the upper echelons of the local government, that is the powiat and the województwo in Polish. And they had the unique opportunity to speak about their problems in regards to the central administration, to the business people, to the members of the scientific community. And they had the opportunity to discuss those problems with them and try to at least find some solutions. Jo, tai čia buvo unikali iš tikrųjų proga būtent vietos gyventojams, Žemutinės Silezijos gyventojams išsakyti savo kažkokias tai prisirpusias nuoskaudas ir pabandyti surasti klausimus, užduoti klausimus ar paprašyti atsakymų iš centrinės valdžios, kad jie kažkaip išgirstų jų problemas ir jų situaciją, kas yra vietose. Regarding the raw numbers, the forum generated more than 97 million Polish zloty of advertising value equivalency. This is roughly 23 million euro, and this shows that people, just general people on the internet, but also the media outlets, really like to talk about the things that have been covered during the forum. Jo, ir kaip matote, jeigu pakalbėti dabar apie biudžetą to forumo organizacijų, kurios kiek išleido pinigų, čia matot lenkiškai zlotas dar turbūt 97 milijonai arba ekvivalentas eurais tai virš 23 milijonų eurų ir tai pinigai buvo surinkti, fundraisingas vadinamas, kas parodo tikrai didelį norą ir susidomėjimą kalbėtis, diskutuoti ir ieškoti atsakymų ir sprendimų. There's also the other event, the European Congress of Local Governments. It's held in March every year, and it focuses only and solely on the topics of the regional governments and the problems that the region might face. Taip pat jie daro tokį metinį, kiekvienais metais kovo mėnesį, forumą ir kongresą, kuris išskirtinai diskutuoja apie regioninius klausimus, regionų problemas. I'm not going to delve deep into the numbers, but as you can see, there's also quite a lot of guests, and I'd like to point out that most of them are the members of the local government and also the members of local governments from all around Europe. Also, a lot of people from Lithuania come come to the forum every year. As you can see, there's also a lot of events and quite a big of AVE that was generated. Jo, tai vėlgi matote, labai daug į skaičius nelysime, bet matot pagal dalyvių skaičių tikrai jis yra didelis. Vėlgi buvo atstovai ir iš Lietuvos savivaldybių. Every year we like to do something for the Ukraine since the start of the invasion, and this year we have awarded a special award for the city of Trostianets in Ukraine. This is the 50,000 zloty, which was or rather will be used to rebuild its library that was destroyed during the brief occupation of the Russian invasion forces in 2022. Ir aišku, kaip ir turbūt visa bendruomenė aplinkui, visą laiką stengiamės kažkiek tai prisidėti, palaikyti Ukrainos gyventojus. Buvo taip pat išskirtas prizas, apdovanojimas Trostianets miestui, 50 000 zlotų, tokia kaip donacija, padėti atstatyti subombarduotą biblioteką. It's going to be a really quick advertisement, but the 11th European Congress of Local Governments will be held in March next year. So, of course, each and every one of you will be invited. It's free to participate. You just need to register. And it's pretty close to Lithuania because it's in Mikołajki. It's about 2 or 3, maybe 4 hours drive via car. Jo, turbūt visi esate girdėję apie Mykolaikas, kažkada tai mes ten važinėjome lietuviai nemažai į tą miestelį, jis yra gana arti nuo Lietuvos, nedidelis atstumas, gal 300 km ar panašiai, tai tokia, galim sakyti, nedidelė reklama, jums vėlgi mintis žinoti apie jį, gal pasirinksite ten kažkokios naudingos savo informacijos, išgirsite, kaip yra klausimai sprendžiami, gal parsivešite pas save į Lietuvą ir pasiūlysite sprendimo būdus. Tiesiog, jeigu ką turėkite omeny, kad kovo mėnesį vėlgi eilinį kartą
kartą metuose vyksta tie Europinio lygio, regionų ir savivaldybių kongresai. You saw a lot of numbers during this presentation, but I sincerely believe that the impact of the forum and the European Congress and the impact of the events such as this one goes well beyond the raw numbers that you can measure, because not everything can be measured in the language of mathematics. Ir tikrai galėjom ir daug daugiau jūs apkrauti įvairiais skaičiais, įspūdingais skaičiais ir jų yra labai daug, bet tiesiog noriu pasakyti, kad ne viską galima išmatuoti skaičiais, ne visada matematika gali būti panaudota ir tikrai to forumo vertė ir įtaka yra kartais neparodoma skaičiais, bet jinai yra tikrai, patikėkit, didelė. What's so important about events like this is also the networking and the opportunity to discuss problems in a very, very brief manner, but also you can delve deep into the problems during the discussions and you can present them from a lot of different angles. This is what, in my opinion, is the biggest impact of such events like this. Jo, tai kaip ir dažnai būna, tokias progas, tokie susitikimai, forumai, jų yra vertė tame, kad užmesgami ryšiai, gaunama informacija, gaunami geri pavyzdžiai, geros praktikos pavyzdžiai, ką galima vėlgi pradžioj labai trumpai tik tais iškelti klausimą, bet norintiems visada yra galimybė susitikti vėlgi atskirai mažose grupėse, aptarti giliau, panirti į gilesnės detalės. I would like to thank the organizers for inviting me for this conference. I hope that the Polish-Lithuanian cooperation in the matters of the regional government and other matters will continue to strengthen, and laba ačiū. Jo, tai dar kartą tikrai dėkojam organizatorius už pakvietimą sudalyvauti, pasižiūrėti, kaip tai vyksta pas jūs ir vėlgi didelis ačiū. Sėkmės dalyviam. Dziękuję bardzo, Tomaszu. Ačiū vertėjui. Palaukti, jau pradėjau nebe žemaitišką. Tai, kaip supratot, tokiai reikalą vyksta užseinas ir iš tikrųjų, čia ir kvietėms savivaldybėm, verslo asocijuotom struktūrom, žemdirbių asocijuotom struktūrom iš tikrųjų dalyvauti tuos forumus ir sakau, čia man ir toks modelis, kur būtų žiauria fainai, jeigu į Žemaitijo arba Suduvo, arba Dzūkijo, arba Aukštaitijo, arba viso Lietuvo tokie renginiai irgi pradėtų tapti tradicinės. Tai dėkau. O dabar, kaip žinot, mes turėjom 3 diskusijas, aš apibėgau visas mums pasirodė žiauriai įdomis, iš tikrųjų toks provokuojantis, drąsis, žmonės tikrai kalbėjo, uždavinėjo atvirus klausimus. Ir dabar pakveisiam tų visų grupių moderatorius, kad jie trumpą pristatytų, kas buvo aptarta, kas galbūt buvo nutarta. Ir pradėsim nuo Ainiaus Lašą, daktarė, kur jūs? Nes mums turės 4 valandą išėti, tai iš tikrųjų mums pačiam tek ten sudalyvauti beiški, buvo labai įdomi. Publika buvo labai įsitraukus, Ainius kaip moderatorius ten atrodė kaip dėstytos, katras suvalda ir rektorių, ir direktorius, ir gimnazijų vadovus, ir žodžių profesinių sąjungų, profesinių mokyklų. Tai Ainiau, ką jūs ten nutarėt? Oi, tai žinot, kaip švietimo laukia su nutarimais yra. Jie sunkiai ateina ir mes tiesiog padiskutavom gal labiau ir ta diskusija, aišku, buvo visų pirma apie tai, ką regioninėme lygyje galima nuveikti prasmingo ir kiek būtent švietimo problematika ir švietimo politika gali būti formuojama tokiame žemesnėme lygyje. Tai ta diskusija po to įsirituliavo apie mokytojų trūkumą, ką reikia daryti dėl mokytojų trūkumo ir manau būtent čia galbūt mes ir atradom kažkokį tai tokį dalinį sprendimą ir pasiūlymą dėl mokytojų rengimo. Tai buvo kaip ir sutarta, kad vienas iš tų modelių yra būtent žmonės, kurie bent jau trumpuoju laikotarpiu galima per profesinės, taip vadinamas, studijas, kada gauni tiesiog mokytojo diplomą ir taip galima padėti iš dalies tvarkyti su mokytojų trūkumu. Taip pat Digi klasė buvo irgi kaip vienas iš to nuotolinio mokymo, toks buvo diskusija, kiek čia gali prisidėti. Buvo sutarta, kad taip indėlis čia yra, bet iš dalies sprendimas, bet tik tai iš dalies. Tai, žodžiu, daug dar tų buvo čia tokių karštų diskusijų ir pastabų. Sutarėm, kad turbūt, kad reikia
toliau dirbti, toliau diskutuoti ir kad kai kurios dalykus galima išspręsti ant žemės. Tai yra, mes kartais žiūrim į viršų, į politikus ir galvojam, o čia ne tas ministras išeis, tai va tada ir išsispręsim, bet iš tikrųjų yra daug dalykų, kuriuos galima pasidaryti čia ant žemės, kalbėtis. Man vienas iš tų paskutinių tokių pastabų buvo įdomu, ir iš jūsų jau čia išplungęs, sakė, mes tenai bandom surasti informaciją apie darbdavių poreikius, ten kažkokios negaunam tikslios informacijos, nes ten kažkas tai neteikia ar netinkamai teikia. Tai pavyzdžiui, tokie dalykai paprasti, kur galima tiesiog susitvarkyti, netgi jau regioniniam lygiai pasižiūrėti tos poreikius, kalbėti su tais vietiniais žaidėjais, ar tai būtų profesinės mokyklos, ar tai būtų kolegijos, ar tas pats universitetas Klaipėdoje ir taip formuoti tą poreikį. Asmeniškai aš pridursiu vienas iš tų dalykų, kas čia, apie ką nespėjom pakalbėti, bet man atrodo yra labai aktualu, tai yra bendradarbiavimas tarp savivaldybių. Ar ne, mes kalbam apie tai, kad regionas Žemaitija, o kai po to ateina savivaldybės, kaip tinklas formuojamas mokyklų pagal savivaldą. Kaip dar kažkas ir tada mes jau nematom, kas už tos savivaldos ribų yra, nes čia mano savivalda, viso gero. Tai va šitie dalykai, man atrodo, yra aktualūs ir tikrai norisi palinkėti, kad šitas forumas ir kitais metais susitiktų ir kalbėtų būtent taip, kaip pralaužtas ribas ir kalbėtų apie tą regioninį bendradarbiavimą būtent tokio praktiškam lygmenį ir aš manau, kad tai tikrai galima padaryti ir nuveikti tų darbų, būtent ne tik čia, nežiūrėti iki Vilnių, o žiūrėti tai, kas galima padaryti čia ir dabar. Ačiū labai. Didelis dėkau KTU socialinių mokslų institutų dekans, fakulteto dekans Ainius Lašas. Ačiū, Ainiau, didelis ačiū, kad atvažiavai. Sakė, susitvarkyti, aš įsakiau apsivokti, ir priejom prie to pateis. Dabar noriu pakviesti verslo grupės moderatorių, matau, kad jau verslininką pagaliau palėdanon, Marius Dubnikovas, turėjai suvaldyti irgi ir pramonininkus, ir smulkį verslą, ir daug klausimų buvau ESO vadovau, ir Iltė, mačiau, buvo takaujam, bet atsilaikė. Tai Mariui žodis ir tikimės dabar išgirsti tokį trumpą reziumė, galbūt ir keletą pasiūlymų. Sveiki visi, kas dalyvavo pas mus jau girdėjo mūsų diskusiją, kas nedalyvavo, tai šiek tiek rezumuosiu. Tai iš esmės diskusija buvo apie tai, kaip galėtų vystysis regionai, tame tarpe ir Žemaitija. Ir pasiūlymai, kurie buvo išgryninti, tai yra iš tiesų labai ganėtinai paprasti, remiantis į, sakykime, pačio verslo darimo principus. Tai pirmas yra išgryninti, sakykime, savo specializaciją, kur esame patys stipriausi, kur esame kažkuo tai išskirtiniai. Ir sekantis dalykas tai yra iš tiesų parduoti šitą idėją labai tikslingai, labai aiškiai suformulavus, nešti ją į plačią visuomenę. Na ir dar vienas buvo, tai susirasti iš Žemaitijos kilusi verslininką ir jam parduoti idėją statyti fabriką bent vieną čia, taip lygiai taip pat, kaip buvo padaryta Molėtuose su Teltonika. Tai tokia buvo diskusija, jinai vėliau persivertė į klausimų atsakymų vakarą ir turėjome labai konkrečių klausimų, sakykime, kas liečia energijos tinklus ir panašiai. Bet vis tik tai pasiūlymai, kurie buvo išgryninti, tai yra, sakykime, sektorizuotis, pasiimti vieną idėją, nesakyti, kad parduodam visą regioną ir ateikite, kas tik tai norite, bet labai konkrečiai, tikslingai kviesti įmonės būtent investuoti į Žemaitiją, nes be investicijų, be žmonių pritraukimo, be ateimo čia verslo, daugiau verslo negu dabar yra, prasme to kelio kitokio kaip ir negali būti. Ačiū. Ačiū Mariui. Marius Dubnikovas, garsus ekonomistas, tikrai džiaugiamės, kad pagerbė Plungę.
Man da labai patiko, kad to diskusijų Andrius Romanovskis pasiūlė labai gerą variantą. Sakė, dabar Lietuvai ir padalinta, kas kur turi vakautys. Tai plungiai taveit, į katron reiks visime vakautys. Tai jau mes turim privalomą, katron galim visim pardavinėti. Čia saugė ir atep visi čia suvažiuos. Tai geriau jau dabar pradėkti investuoti. Ir treti diskusijai, katra buvo čia vyka, katron moderavo Eglė, prašau, Eglė Stonkė. Pristatys konaniai aptari apie regioninį politiką. A bus ta ministerija, a nebus. Tarp kitko, kultūros ministrą jau nebeturėjom vėl. Tai neturėsim regionų ministerijos greičiausiai. Šiaip taip rezimuojant, Giedriaus toną atkartojant, sakyčiau, regioniniai politikai reikia kelių, būsto į pinigų. Į problemų nebebus. Šiaip jau. Bet jeigu rimčiau čia bandžiau žymėtis, iš tikrųjų reziumė buvo tas, kad trūksta ir reikia ko gero susikalbėjimo, motivacijos noro išgirsti. Tai čia tokie baziniai dalykai, gal užbaigtų tą 10-mečių ciklą diskutavimo ir turėjimo. Nors dabar pagalvojau, čia gal taip lietuviškai visada noriu, kaip geriau gaunas kaip visada, ne? Bet jeigu kalbėti apie 10-metį, ir rezumuoti, tai toks matyt geras ir labai racionalus pasiūlymas buvo, kad yra reikalinga personalizuota regioninė politika, kuri ne tik nustatytų vieną standartą, bet leistų jį lankščiai taikyti, reaguojant į skirtingus regionus ir jų poreikius, ir tai matyt galėtų būti atsakymas. Ir be abejo, nuo ministerijos toli nenuklypstant buvo kalbėta apie tai, kad reikalingi įrankiai ir matyt, tas vedantysis ir atsakingas, norėčiau sakyti tėtis, atėjo pirmas žodis į galvą, bet tas, kuris vestų visą šitą klausimą ir apjungtų visas skirtingas funkcijas, kalbėtų apie jų paskirstimą ar neįgalintų tą, ką reikia, galbūt nuimtų nuo to, kas turi per daug ir panašiai. Supratau, ačiū Eglė. Eglė Stonkė, Klaipėdos universiteto doktorantė, taip suprantu. Regioninis politikos ekspertė. Tai va, te buvau šiandieną sutarta kartas įvardinti problemą irgi gerą. Mes jau žinom dabar, ko atsispirti arba kur esam. Ir dabar prieš suteikdams baigiamai žodį renginį šeimininkų, aš dar buvau privers pakviesti į sceną žavį damą Plungės klubą, taip, atstovi, kad trumpa pristatys, kas čia per daiktas ir galbūt jūs irgi sugalvosit, kad savo miestų, savo savivaldybės irgi gali turėti tokį plungiškių klubą. Prašau. Ačiū, labą dieną, labai gaila, kad tik nedaug žmonių lieka, bet aš leidau savo išsiprašyti eteriaus ir šiandien ypatingai daug sutikau plungėškų, kurių nepažinojau ir 35 metus nebegyvenu ant plungė, bet laiko ant savim plungėškas, gerbiams ambasadorius ir daug kitų. Ir Giedrus sako, aš tam plungės klubą rašiau, bet ten nieks neatsiliepia. Ir aš sakau, tai kaip neatsiliepia, aš esu čia. Eimans buvau diskusijoje, plungės klubs ir su jums, ir tu pats net nežina. Tai norėčiau visiems paskleisti žinią ir kai jaunims klausia, kaip valstybinės institucijos padeda jaunimo burtis, tai aš manau, kad jaunims pats gal pradėti burtis ir tam valstybinių institucijų nereik. Tai plungės klubs yra apie plungėškį kiekvieną, katras yra kėlis arba prijot plungė, arba gyven plungė, iš visus Lietuvos ir pasaulios. Ir mes kuriam savo klubą tam, kad kurti ryšį su plungė, tai prašau skleisti tonžienę, klubs yra labai papras, Giedrus sakė, kad jūs esate labai brangus, ne šachmatų klubą kainuoja tik 12 eurų per metus, bet iš tikrųjų mes esame savanoriška iniciatyva, kartu su Eimantu, Bekieža, Digi klasės ir kitas žinomas arba darantis kažkom plungiškę sukūrė ton klubą, kad bortumėmės, nes tas ryšys regionas nutrūksta ir manau, kad ir svarbu palaikyti ryšį su savo gimtų miestų ir mes laukiam visų plungiškų arba ne tik prisijungom. Tai ačiū Giedriau ir jeigu Giedrus neprisijungs prie plungės klubą, nes ir per brangus, tada nežinau, Giedriau, mes gal suteiksim išimtins teisis kaip studentų kokį nuolaidos bilietą. Gerai? Aš ne tik studentas, aš į bedarbis, į daugiavaikis, tai man reikia visus nuolaidas pilnus. Ačiū. Tai va, toks ir plungės klubs ir tikra, galit pagalvoti, kad jūsų mieste irgi galit patys pradėti iniciatyvą ir turėti tokį fainą darinį. Nu ir kong, į laiks baigas, taip sakant, ir aš dabar noriu didelę perduoti žodį renginį šeimininkų, kad Rasa Giedriau vertinsim tam po renginį. Bet iš tikrųjų plungės mers Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentas dalyvavo nuo ryto
iki pat vakarą, mačiau, ką perė irgi kėlis diskusijais, tikrai su daug ko pabendravo, tai Audriau, kas toliau? Man regis, pirmas dalys, ko reikia daryti, nereikia meluoti. Tai Giedrius čia sumelavo. Jeigu on svokus daro, reiškia, on nėra bedarbis. Mano, ne. O taip, iš tikrųjų, didelį dėkui visiems, kad jie buvot visose diskusijos dalyse. Aš manau, kad vienas dalykas, kad per visas diskusijas praėjo, tai pirmas dalykas, kad diskusijų nereik. Reik rokautės. Dėl ko toks forumas vyksta Žemaitijoje? Dėl to, kad tik žemaičiai moka rokautės ir kai rokojas visuomet randi sprendimą. Tai manau, kad tikslas yra dalinai pasiektas. Bet noriu pasakyti, kad kožną darbą gali padaryti tik tada, kai to ne tik apie non kalbi, bet tu ton darbą dara. Nes tik darimo būdų pasidaro darbai. Tai dėkui didelį visiems, kurie moderavo diskusijas. Dėkui Mariui, dėkui Ainiui, dėkui Egliai, dėkui Giedriui. Aš manau, kad O palaukit. Pagal jūsų plojimus mes anam duosim įvertinimą. Jeigu garsiai plosit, mokėsim normalią. A galim Giedriui paploti? Ir dar antra sąlyga bus anam. On turi tą plungės klubo nario be lengvatų. Kadangi vis tiek vakos dirbi. Tai dėkui visiems, kad atvyko čia pas mus. Manau, kad šita diena tikrai buvo ne veltui. Ana buvo tikrai įdomi. Ir kits geras dalyks, sako, ne politikuot, bet visi merai ir politika. Tai šiandien perskaitė turbūt žinutės visi jau, kad kultūros ministrų neapturėm. Tai aš manau, kad kas yra svarbu. Svarbu yra tai, kad mes nebijotume pasakyti, ko norim. Nes jeigu te veizėsi, sąjūdis nebūtų galėjęs įvykti. Sąjūdis, į kurį dalyvavom, ypač tie vyresnėje, ons nebūtų įvykęs. Mums reikia visų pirma nebijot kalbėti, nebijot pasakyti savo nuomonę, net jeigu kartais mūsų įgąsdina. Tai va tas yra didelė svarbiai. Jeigu mes suformuojam stiprią pilietinę visuomenę, mes turim daug laisvų žmonių, o tik laisvi žmonės gali sukurti gerą valstybę. Ačiū jums visiems. Žemaitija yra, buvo, bus. Ačiū. Dėkui Plungės merau, dėkui Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentau. Ačiū jums visiems, kad nepagailėjot laiką, atvažiavot. Aš tikus, kad jums buvo įdomi, aš tikus, kad parsivežat minčių, idėjų, gal ne visko išgirdot, gal ne visko išsakėt. Bet forumą mintis tokį ir, kad mes čia tik susibūrėm, pasišnekėjom, pasirokavom, bet dabar toliau galėm susirašinėti, kas norės kažkokių kontaktų aš galės pasidalinti, galėm galvoti, ko mes galėm susibūri, verslus į savivaldą daryti ir turėm minčių ir turėm jausmą, kai esam nevein su tom mintim. O kai esam nevein, tada daug ko galėm padaryti, žinot, kaip sako, jie žemaičių užsispirs ir į debesį įspirs. Tai linku visiems ambicijas, linku visiems sėkmės, drąsos ir iš tikrųjų Žemaitija vis laik, ant bautų kitok ir ant tų kitur lėkti ir ant tų kliks. Klestinti, besidauginant, laiminga, išdidi. Tai to visiems jums linku. Jūs ir esate Žemaitija. Ačiū jums visiems.